Informacijos šiandien netrūksta, trūksta jos supratimo. Todėl ši laida skirta ne tik naujienoms, bet ir jų analizai. Skirta ne tik tam, kas vieša, bet ir tam, kas nevieša, nes tiesa nepaiso sienos tarp vieša ir nevieša. Čia laida Neviešas interesas, su jumis aš, Vladimiras Laučius. Šiandien mūsų studijoje paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Sveiki. Sveiki. Martynai, politinė opozicija padarė nuostabią reklamą jums. Kai keitėsi vyriausybės, iš pradžių Gintauto Palucko, po to Ingos Ruginienės, dabar nauja, turbūt daugelis žmonių net jau nebeprisimena, kuris politikas, kuriai ministerijai vadovauja. Ir štai dabar, jūs dar nepradėjote darbo, bet jau gavote visą pliūpsnį reklamos iš politinės opozicijos, labai pasistengė buvusi vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė, kritikuodama jūs, dar nepradėjusi darbo. Tai gal norit padėkoti už šią reklamą politinio opozicijai ir įvertinti pačios Agnės Bilotaitės reiškinį, na, kaip jums jie atrodė, ar tai yra sektinas pavyzdys kaip vidaus reikalų ministrės? Na tai ta padėka už reklamą, tai čia žinot, dėkoti galima už to bandymo, sakykime, mane kažkaip ar pažeminti, ar sukirsti, ar parodyti kažkokią galimai mano nekompetenciją, pasiekmes, kurios kilo, nes tikrai tie žmonės, kurie kritikuoja, ar tai būtų Bilotaitė ar Pavilionis, kuris, tikrai be ad hominem tikrai nieko daugiau turbūt neįspaudžia, tai yra jo vizitinė kortelė, tos pasiekmės kilo vien dėl to, kad tos asmenybės visuomenėje yra gana nevienareikšmiškai vertinamos, tai ta visuomenės dalis, kuri turi tą vertinimą gana neigiamą, tai manau, įvyko priešingai. Pas mus Lietuvoje yra gana įprastas momentas, kuomet politikai sulaukia nepagristos kritikos, kažkokių bandymų pažeminti, tai ta visuomenės kažkaip susimobilizuoja gynybai to politiko, nors iš tiesų galbūt net nepažįsta nei kritikuojantys, nei ginantys. Tai aš stengiuosi visur atsakyti viską, ką galvoju, taip kaip yra, stengiuosi nevinioti žodžių į vatą, sakau taip, kaip man atrodo, tikrai neužsiimu kažkokiu bandymų įtikti, tikrai sakau dalykus ir kurie bus priimti nepopuliariai, tikrai galėčiau skambėti ir dalinti pažadus, kad čia didinsim pareigūnų atlyginimus tiek ir tiek, bet tikrai realiai vertinu situaciją ir neužsiimu to pigiu populizmu. O dėl to Bilotaitės, sakykime, ministravimo, tai žinot, ir tas palyginimas mano prieš 5 metus atliktas, kritikuojant Bilotaitės valdymo metu priimtus sprendimus, ten buvo bandoma įteikti, kad aš palyginau pareigūnų su OMONu. Taip, ten retorika buvo pasirinkta galbūt šiek tiek ir netinkama tuo momentu, bet mintis buvo... Palyginot vis dėlto? Aš lyginau ne pačius pareigūnus, aš kritikavau tuo metu veikiančios ministrės ir jos politinės komandos sprendimus, nes iki to, kas buvo atlikta Rūdninkuose, ką viešojo saugumo tarnyba atliko tos kovinius veiksmus, kad išvalė tą protestą, tai jie vykdė įsakymą. Pareigūnų kritikuoti dėl įsakymo vykdymo, nemanau, kad yra prasminga. Pareigūnai tiesiog vykdo gautą įsakymą, o politika užduoda ir toną ministerijos vadovybė. Tai kaip iki to buvo prieita ir buvo mano kritikos objektas, nes jeigu mes tikimės, kad tokią jautrią situaciją spręsim taip, kaip sprendė jie, tai nebus gerai, nes pasirinktas metodas atvažiuoti, pasakyti, čia bus po dienos ar 2 atkelti migrantai į tikrai politiškai jautrią teritoriją, nes Rūdninkai ir kultūrinė situacija, ir tautinė situacija yra kitokia negu visoje Lietuvoje. Ir kuomet buvo nuleistas tas sprendimas, natūralu, kad visuomenė pasipiktino, tai pavirto į protestus. Ir tai baigėsi, kaip baigėsi, bet iš tiesų vertinant, tikrai buvo reikalinga eiti kitų kelių, reikalingos konsultacijos su visuomenė, pasakyti aiškiai, kiek, kada, iki kada, kokios saugumo priemonės bus. Tas buvo padaryta Kapčiamiesčio poligono atveju. Tai irgi, aišku, kitos kategorijos klausimas, bet ir protestų ir kritikos buvo begalė. Tai važiavo ir prezidentas, krašto apsaugos ministras, su bendruomenė buvo kalbamasi. Martynai, mes dar apie migracijos problemą būtinai pakalbėsim. Čia ir mūsų, dar reikėtų sakyti, potencialūs žiūrovai, nes tai pirma laida, prašė būtinai paklausti jūsų požiūrio apie migraciją. Bet dar grįžkime prie to palyginimo. Kažkuris buvęs premjeras yra pasakęs garsią frazę, negalima lyginti, bet palyginkime. Tai dabar irgi kažkur ko negalima lyginti, bet palyginkime. Jūs kritikuoja iš esmės ta pusė, ta stovykla, vadinkime, kuri pati sau leidžia gana įdomius palyginimus. Aš priminsiu vieną tokių palyginimų. Daugelis turbūt prisimename, visai neseniai buvo pasakyta apie protestus ginant dabartinę LRT administraciją ir pakišant visą tai po kepurę, kad čia ginama žodžio laisvė. Klausimas, o kas ją atiminėja, ta žodžio laisvė?
laisvė, tą klausimą niekas atsakyti nesugebėjo, bet eina ginti žodžio laisvės, eina ginti LRT vadovybės. Ir ką pasakė vieni iš tų gynėjų, kad tai yra mūsų sausio 13. Tai štai toks palyginimas yra tikrai labai, švelniai tariant, nepadorus tų žmonių atžvilgių, kurie sausio 13 stovėjo ir gynė televizijos bokštą ir buvusią radio televizijos komitetą Konarskio gatvėje, kur dabar yra LRT. Jie gynė nuo Rusijos okupantų. Tai dabar išeina tie, kurie kovoja su dabartinės LRT administracijos savivalė, yra prilyginami rusams okupantams. Ar toks palyginimas yra normalus? Tai, kad jūsų pažiūros jūs verčia manyti, kad dabartinė LRT administracija dirba netinkamai, jūs esate toks pat kaip sovietiniai okupantai, šitaip galima lyginti. Na ir kitų palyginimų turime taip pat vėlgi su sausio 13 prieš kažkiek metų dar buvusios kadencijos metais kažkuris įstatymo projektas, regis, dėl seksualinių mažumų, jo pasirodymas Seime buvo palygintas irgi su sausio 13. Civilinės sąjungos įstatymas. Taip. Irgi, jeigu jūs kovojate už seksualinių mažumų teises, jūs esate sausio 13 gynėjai, o taip išeina, jeigu jūsų požiūris kitoks, tai vėlgi lygina su sovietiniais okupantais. Tai čia yra palyginimai, kurie tikrai įžeidžia labai skaudžiai, bet tada jie nesukėlė tokio ažiotažo. Gerai, bet dabar grįžkime dar šiek tiek prie to, ką mes kalbėjome apie buvusią vidaus reikalų ministrę, apie dabartinę situaciją. Jūsų požiūriu, ką reikėtų daryti vis dėlto, sprendžiant migracijos problemą ir jeigu vėl būtų ta hibridinė grėsmė, apie kurią Agnė Bilotaitė, atsimenat, kalbėdavo tokiu sugedusio roboto intonacija, tai yra hibridinė ataka. Tai dabar, ką mes darytume, jeigu pasikartotų tą situaciją, kuri buvo 21 metais, ko reikėtų imtis ir kaip reikėtų imtis? Na tai reikėtų pirmiausia vertinti ir situacijos pasikeitimą. Na, tuo metu mes neturėjome ir fizinio barjero ir neturėjome tos patirties. Na, pasieniečiai neturėjo tokio susidūrimo, tokio masto bandymo užplūsti Lietuvą. Na tai buvo, nenoriu kartotis kaip Bilotaitė, bet galutinis vertinimas vis tiek tai buvo Lukašenkos hibridinė ataka, specialiai siunčiant migrantus link Lietuvos sienos, siekiant savo politinių tikslų. Bet šiuo metu, manau, ir tie srautai yra sumažėję, dabar pažeidžiamesnė vieta yra Latvija, nes Latvija neturi fizinio barjero, mes dėl to ir susidurėme su antrinė migracija iš Latvijos. Tai šiuo metu mes jau sprendžiame ne problemą, kuri susiformuoja prie mūsų sienos su Baltarusija, bet sprendžiame problemą su siena su Latvija. Nes mes negalime sienoje su Latvija įrengti fizinio barjero, visgi Šengeno erdvė ir taip toliau. Bet ką, pavyzdžiui, Lenkai yra padarę, grinai įvedę patikras pasienyje, atsitverdami tam tikrą prasme nuo Baltijos šalių, konkrečiai Lietuvos ir Latvijos šiuo atveju, nes per Latviją patenka migrantų ir mano žiniomis labai dažnai maršrute Ryga-Varšuva autobusuose mūsų pasieniečiai sulaiko migrantus su padirbtais dokumentais. Mūsų readmisijos sutartis, grąžinimo atgal, readmisijos, tas terminas gal ne visiems žinomas, grąžinimo atgal principai ir sutartis yra gana griežta, mums yra tenkanti daug griežtesnė įrodinėjimo prievolė, kad tai tikrai iš Latvijos atvykęs migrantas ir jeigu taip konkrečiai skaičiais kalbam, tai metų pradžioje susidurdavome turbūt su 20, 30 iki 50 atvejų per mėnesį, šiuo metu tai išaugė beveik iki 500. Na ir tie skaičiai. O jie lieka Lietuvoje ar vyksta toliau? Problema yra ta, kad mes, jeigu juos sulaikome, turime juos gabenti į užsieniečių registracijos centrą, tada vėlgi pagal sutartį bandyti juos grąžinti į Latviją, įrodyti, kad jie pas mus pateko iš Latvijos. Bet turbūt negrąžinama dauguma į Latviją. Mano informacijos šitoje vietoje tikrai negali būti tiksli, nes aš dar nepriejau, kol kas nesu paskirtas ministru, neturiu detalių duomenų, dėl to nenoriu vertinimų jokių atlikti, bet jie tikrai bando patekti toliau, kadangi akivaizdu, jeigu vyksta autobuse maršrutu Ryga-Varšuva, tai jų tikslas turbūt yra vakarų Europos šalys. Tiesiog jie nori patekti per mūsų sieną su Lenkija toliau, paskui į Vokietiją, galbūt Prancūziją. Ir ta problema egzistuoja. Tai šiuo metu mes turime susitvarkyti su šią problemą. Netgi yra įsiųsta ir pagalba, yra 9 pasieniečiai berods įsiųsti į Latviją, kurie padeda. Bet Martynai, tapęs ministru, per kiek laiko jūs galite pažadėti, kad sutvarkysite šią problemą? Čia toks pažadas, kur po to galima tekti atsiminėti ir prisišnekėti. Yra daug būdų, keletas iš jų irgi svarstytina
įvesti patikros punktus važiuojant iš Latvijos, kertant Latvijos-Lietuvos sieną, bet tai yra toksai... Ir apgręžimą daryti? Tai tiesiog neleisti kirsti, jeigu sustabdai autobusą važiuojančių žmonių, patikrini dokumentus, jeigu tu nustatai nekirtų sienos. O kirtus jau įleisti, kitaip nei iš Baltarusijos. Taip, kirtus sieną, tada automatiškai tas migrantas yra laikomas, kad jis yra Lietuvos teritorijoje, tu gali bandyti nustatinėti, iš kur jis atvyko, nes akivaizdu, kad per mūsų išorinę ES sieną, kurią turi Lietuva su Baltarusija ar Rusija, jis nekirto tas sienas, akivaizdu, kad pateko per vidinę sieną. Ir čia jau apgręžti nebegalima. Ir čia apgręžimas jau negali būti taikomas, teoriškai visada galima piknaudžiauti, vežti tuos migrantus, sakykime, prie sienos, ten juos kažkaip grąžinti, bet su Latvija mūsų sieja kitokie santykiai negu su Baltarusija ir mes norime tą daryti diplomatiškai. Tai aišku, diplomatija turi būti abipusė. Ir šioje vietoje, manau, reikia kalbėtis tiek su Latvijos VR ministru, tiek jau turbūt ir aukštesnį lygmenį, ir premjerų, ir prezidentų lygmenyje tą komunikuoti, kad mes tikėtumėmės, kad jie geriau tvarkytųsi su ta migracija. Bet jūs turbūt puikiai žinot, kaip daugelis rinkėjų yra pavargę nuo tokių frazių, kurios dažnai kartojamos yra rinkimų programuose, vyriausybės programuose. Mes sieksim, stengsimės, didinsim, gerinsim, kovosim už, kovosim prieš, bet visada nori žmonės įsipareigojimo. Jūs per likusią kadencijos dalį arba per mažesnį kažkokį tai laiko vienetą galite įsipareigoti, kad išspręsite šitą problemą, kuri dabar yra Latvijos pasienyje? Aš norėčiau asmeniškai, tai nėra įsipareigojimas kažkam, bet aš savo asmeniškai keliu tikslą, kad per šiuos metus tie skaičiai turi sumažėti, nes tai taip kaip tęsiasi, nebegali tęstis, nes ir pasieniečiai yra perkrauti, jie nebegali net atlikti savo tiesioginių funkcijų, nes yra apkrauti tos antrinės migracijos padariniais, nes tai nėra vien tik tais pasieniečių darbas sulaikyti, jie tada turi atlikti techninį darbą, pateikti dokumentus, juos registruoti, siūsti užklausas. Tai yra techninis darbas, kurio išteklių žmogiškųjų neužtenka. Jeigu mes turėjome 20-30 atvejų, galbūt išteklių užteko, bet kai tie skaičiai 20 kartų išaugo ir galbūt dar auks, mes tikrai nesam pajėgus tą padaryti. Tai aš norėčiau šiais metais tą problemą vienokį ir kitokį būdų įspręsti ir tikiuosi, kad bus ir prezidento parama, tiek ir premjero bendraujant su Latvijos pusė, nes tai tikrai nėra vidaus reikalų ministerijos vien klausimas, tai yra jau platesnio atstovavimo klausimas, kaip mes kalbame su savo kaimynais ir kokiu priemonių įmamės. Bet jeigu tie nelegalūs migrantai patenka į mūsų teritoriją iš Baltarusijos, tai kodėl Latvijų pasieniečiai nesusitvarko su savo užduotimi, lietuviai susitvarko, Latvijai ne? Kas ten blogiau? Aš manau, per maži pajėgumai ir turbūt ir sienos stebėjimo ir saugojimo pajėgumai, kadangi mes tikrai sprendėme tą problemą įrengdami fizinį barjerą. Taip, dabar atsiranda naujų būdų, anksčiau bandydavo perlipti tvorą, kai turi tvorą, tai yra du būdai, arba perlipti, arba palysti po ją. Tai atsiranda dabar ir pas mus tų bandymų kasti tunelius, su tuo vėlgi kovojama, kaip sakau, kai kiekvieną kartą įsprendi kažkokią problemą, visi ieško, kurie nori tą taisyklę ar įstatymą pažeisti, ieško kitų būdų, kaip jį apeiti. Tai šiuo atveju apeiti bandoma kitais. Tai mes bandome prisitaikyti, tikrai tas efektyviai daroma, pasieniečiai randa tuos būdus. Mes juos apgrėžėme, jeigu tik tais jie yra pastebimi, bet noriu pabrėžti, kad tie srautai yra itin sumažėję vien dėl to, kad tai yra daug sudėtingiau patekti per Lietuvos-Baltarusijos sieną. Tai Kasčiūno nuopelnas? Manau, čia bendras sistemos nuopelnas, nes tikrai ne Kasčiūnas vykdė apgrėžimus, ne jis patruliavo. Taip, prisidėjo ir konservatoriai, kurie skyrė pinigus fizinio barjero įrengimui. Aš įtariu, kad jis yra ir patruliavęs šiek tiek, sprendžiant iš... Čia jau jo asmeninis apsisprendimas, jeigu patruliuoja, tik tais, tai daro teisės aktų rėmuose. O dabar paklausiu jūsų, ne kaip paskirtojo vidaus reikalų ministro, kaip politiko socialdemokrato. Jūsų manimų, suprantam, kad šita problema yra susijusi su mūsų santykiai su Baltarusijos režimu. Taip. Ir tie visi oro balionai, kontrabandiniai ir nekontrabandiniai, ir nelegalūs migrantai kertantis sieną, tai yra Lukašenkos atsakas į mūsų santykių situaciją, mūsų požiūrį į šitą režimą ir į santykius. Jūsų manimų keistini tie santykiai, turėtume atsižvelgti į tai tuos signalus, kurie siunčiami jau nuo praėjusių metų pabaigos iš mūsų strateginės partnerės Jungtinių valstijų. Ar vis dėlto turime likti prie to, kas vadinama vertybinė užsienio politika ir vadovautis tuo, ką pasakė šio klausimu prezidentas Gitanas Nausėda, o jis pasakė, vertybėmis neprekiausime. Tai čia, žiūrėkit, yra keli aspektai, čia reikėtų turbūt juos atskirti.
mes kažkokių sankcijų ribojimų neįvedėme dėl to, kad norėjome kažką padaryti Lukašenkos režimui, tiesiog nes mums jis nepatiko. Mes reagavome į tam tikrus įvykius, kurie vyko Baltarusijoje. Tikrai buvo ir tas lėktuvo nutupdymas, skrendantis iš Baltarusijos teritorijos, buvo neteisėtai nutupdytas, tai buvo mūsų piliečiai, kurių buvo pažeistos teisės, ir turbūt ir saugumas. Kiti dalykai, demokratijos užgniaužimas, protestų numalšinimas fiziniais būdais, ir aukų buvo. Tai tie dalykai nebuvo dėl to, kad mes tiesiog norėjome kažkaip pažeminti Lukašenkos režimą, mes reagavome į tam tikrus įvykius. Tada jie atsakė savo, sakykime, veiksmais, tai buvo ir migrantai, buvo ir balionai, buvo kiti dalykai, mes atsakėm savo, toksai, jie trenkė į vieną žandą, mes trenkėm į kitą, toksai gavosi apsikeitimas. Kas liečia dėl to, jau dabar labai dažnai man bandoma prikišti trąšų klausimo, tai yra visiškai kiti aspektai. Aš asmeniškai tikrai palaikau sankcijas Baltarusijai, kol tas režimas nesikeičia, bet sankcijos neturi būti tikslas savaime, kad mes tiesiog 20 paketas, 21, 25, 50, tų paketų gali būti daug. Bet kiekvienos sankcijos turėtų būti vertinamos per tą prizmę, ar tai labiau kenkia režimui ar mums. Nes sankcijos neturi būti tokios, kurios, galbūt... Trąšų eksporto draudimas kenkia labiau Baltarusių režimui ar mums? Aš manau, kad tai labiau padeda Rusijai. Aš vertinu tai per šitą prizmę. Taip, finansiškai Lietuva nukenčia. Baltarusija irgi gauna turbūt nuostolių dėl to, nes jiems tas transportavimas trąšų į Rusijos uostus per Rusijos teritoriją tampa brangesnis. Pelną perima Rusija. Taip, ir pelną perima Rusija, kas, mano nuomonė, pildo tiesiogiai karo biudžetą ir tai pavirsta tiesiogiai bombomis ant Ukrainos. Tai jeigu mes to nevertiname, tai aš manau, mes darome klaidingus dalykus. O mes savo biudžeto nepildome ir tai virsta 100 milijonų skylėmis galimomis gynybos biudžete, kurį kamšome iš kitų sričių. Tai tam pačiam gynybos biudžete, tam pačiam VRM biudžete, kur tiesiogiai atsiliepia ir pareigūnų algoms, tai mes čia galime pasirinkti įvairias kryptis, nes aš kaip sakau, kuo didesnis biudžetas, tuo yra didesnės galimybės ne tik VRM-ui, KAMui ir kitiems, yra ir kitos ministerijos ir kiti poreikiai. Bet iš tiesų, pereinant prie kitos temos apie tą patį biudžetą, mes turime 5 procentus nuo BVP šešėlyje. Tai yra praktiškai visas krašto apsaugos biudžetas šešėlyje. Ir šitoje vietoje pareigūnai vidaus statuto tiesiogiai galėtų prisidėti prie to, nes aš suprantu, kad yra poreikis didinti atlyginimus, bet čia visada yra klausimas, kas pirmiau, višta ar kiaušinis. Šioje vietoje, jeigu norime didinti reikšmingai atlyginimus, ne simboliškai, kaip dažnai tas yra daroma, bet reikšmingai, turime turėti iš ko tą padaryti. Ir tada žiūrime, kur yra finansiniai šaltiniai. Finansiniai šaltiniai gali būti didesni mokesčiai. Atmetame tą idėją. Jau padarėme tą mokesčių reformą, kokie jinai gavosi, tokia gavosi, papildomos lėšos. Dar vienas klausimas nuolat buvo darbotvarkėje. Vieni ministrai, aš turiu omeny ankstesnės vyriausybės ministrai, palaikė pelno mokesčio lengvatą verslui, kuri sukurtų geresnį investicinį klimatą Lietuvoje. Kiti sakė ne, nes tai tikrai kainuos biudžetui daug ir dabar jau yra problemų, o jeigu dar turėsim papildomai, tai jos bus jau sunkiai sprendžiamos. Jūs pats kaip žiūrite į pelno mokesčio lengvatą? Tai čia aišku nėra VRM sritis, programoje yra ta pelno mokesčio lengvata, klausimas, kokios apimties, nes jeigu jinai būtų visuotinė apimtis, tai manau, turbūt tai būtų milijardinės išlaidos iš biudžeto. Ne išlaidos, bet nedagautos pajamos. Čia toks negražus terminas. Net milijardinės? Skaičiavimai yra tokie, kad turbūt tai yra virš milijardo lėšų. Tai galbūt galima daryti kažkokį etapais žingsnį link to, kur nekainuotų tokių sumų, nes priminsiu tik tais, kad mūsų mokesčių reforma leis sugeneruoti, turbūt 600-700 milijonų tais pozityviausiais skaičiavimais papildomai biudžetą. Tai jeigu mes iš tiesų tam reinvestuojamam pelnui padarysime absoliutinę lengvatą, tai ta mūsų mokesčių reforma nueis netgi į minusą. Tai šioje vietoje turbūt reiktų vertinti visus aspektus ir ieškoti to, sakykime, toj funkcijoje aukščiausio taško, kur bus ir pakankamai gerai verslui dėl to reinvestuojama pelno lengvatos, bet tas reinvestuojama pelno lengvatos principas turi būti toks, kad ir valstybės biudžetui tai būtų nauda, nes tai turi atsiliepti tą lengvatą ir ekonomikos augimui. Nes tas reinvestuojamas pelnas turi kurti naujas darbo vietas ar ten atnaujinamą įrangą, kuris didintų našumą. Kalbama yra apie konkurencingumo didinimą, nes aplinkinės šalis turi tą lengvatą. Ir mes neturim vieninteliai turbūt šitame regione, turint omeny Europos Sąjungą. Nesu įsigilinęs tikrai tiek, žinau, kad kai kurios aplinkinės šalis turi tą lengvatą, kokios apimties tai yra tikrai, ne mano sritis, nenorėčiau čia labai
labai ir suklaidinti, bet konkurencingumas ir susiveda į visą tai, ar mes turime, sakykime, didesnį našumą, ar mes kūrėme naujas darbo vietas, kiek mes to galime padaryti. Tai tas konkurencingumas šioje vietoje, ką jūs turite omenyje, tai turbūt užsienio investicijų pritraukimas ir kaip tas klimatas atrodo su aplinkiniam valstybėm. Bet turbūt tai nėra vienintelis aspektas, pagal ką nulemiamas konkurencingumas, ar yra reinvestuojama pelno lengvata, tai yra daugybė ir kitų faktorių. Tai manau, čia sėdėtų ekonomikos inovacijų ministras, jis turėtų čia visai kitokį paveikslą. Tai aš manau, kad yra svarstytini šitie dalykai, tuo labiau tai yra įtraukta į mūsų vyriausybės programą. Ir kažkokiu tai būdu, kažkuria apimtim tai bus padaryta. Kokie jau čia, sakau, turbūt ir finansų ministro, ekonomikos inovacijų ministro ir premjero klausimai. Bet galimybės kelt algas pareigūnams, turint omeny policijos pareigūnus, nuo to turbūt nukentės. Nepagerės situacija, jeigu bus ta lengvata, jeigu jie atsiras, nes papildoma našta biudžetui. Bet grįžtant prie pareigūnų atlyginimų, na iš tiesų tai yra didelė problema, pareigūnų trūkumas yra didžiulė problema, apie tai kalbama jau ne tai, kad ne vienerius metus, bet turbūt jau nebe pirmą dešimtmetį. Ir jų mažėja, ir tas trūkumas neišsprendžiamas dalykas, ypač skriaudžiami yra sostinėje dirbantis ir gyvenantis pareigūnai, nes atlyginimai suvienodinti, o gyvenimas sostinėje gerokai brangesnis. Ir mes matome, kad tiesiog trūksta matomų policininkų patrulių sostinės gatvėse. Ir čia dvejopas reiškinys. Viena vertus policininkų pareigūnų būdinčių ne ofisuose, o gatvėse mažėja, arba yra labai mažai, tiesiog gal jau daugiau ir nemažėja, bet tai yra tiesiog mažai, trūkumas akivaizdus. O žmonių, kurie potencialiai bent jau kelia grėsmę viešajam saugumui, aš turiu galvoje nelegalią migraciją, arba bent jau žmonių gyventojų įsivaizdavimą, kad jį kelia grėsmę, o tas įsivaizdavimas nėra iš piršto laužtas, tiesa. Vakarų Europos pavyzdžiai. Taip, o čia situacija blogėja. Ir mes turim tokias žirklės, kurios galų gale gali pratrūkti problemomis panašiamis į tas, kurias mes matome Anglijoje, Prancūzijoje, Vakarų Europos valstybėse, kur nelegalių migrantų daromi nusikaltimai jau kelia tiesiog riaušės visuomenį didžiulį įtampą. Tai čia jau turėsim nebe 2 Lietuvas tuoj, o 3 Lietuvas, nes 3 Lietuva suvažiuoja nelegaliai, o pareigūnų trūksta. Taip, čia aišku yra tas skirtis tarp regionų pareigūnų ir tarp sostinės ar kitų gal net didmiesčių. Šioje vietoje sostinė prisideda prie pareigūnų pritraukimo ir išlaikymo, ir tie butpinigiai yra papildomi ir sostinės priedas yra kai kuriems pareigūnams mokamas. Yra toks dalykas, taip? Taip, mano žiniomis gal 250 €, jeigu neklystu, yra mokama tam tikriem pritraukiamiem pareigūnam. Tai savivaldybės galėtų skirti tą dėmesį, papildomą, didžiosios savivaldybės, manau, ir skiria, sostinės pavyzdys yra gerasis, bet tos žirklės, kaip sakot, jos arba per daug įsiskės, arba jos, kaip sakant, bus sukirptos. Tai čia, manau, reikia ieškoti galimybių ir išlaikyti dabartinius pareigūnus tarnyboje, nes mano žiniomis pagrindinė problema yra netgi ne naujų pareigūnų atlyginimas, o vidurinės grandies pareigūnų atlyginimas, nes naujiems pareigūnams yra pirmus 5 metus skiriami butpinigiai, papildomi priedai, sakykime, ta bazinė alga didesnė, o vidurinė grandis šiuo atveju įsiskiria, nes dabar po pernai metų priimtų pakeitimų pareigūnams, kurie turi 25 metų stažą, yra mokama papildomas 300 € net ne priedas, o išmoka, kuri yra neapmokestinama. Tai tas bendras vaizdas įsikreipia ir tie pareigūnai, kurie ištarnavę 10-15 metų, yra tokiam limbe pakabinti, kur tikrai ateinantys nauji gauna panašiai kiek ir jie, patirtis netolygi, darbo krūvis netolygus ir jie tikrai jaučiasi demotyvuoti. Tai iš tiesų galima, manau, įvairių priemonių pritaikyti. Viena iš mano svarstamų, jas aišku reikia aptarti, kiek tai finansiškai kainuos ir ar tai yra įmanoma. Šiuo metu tie galiojantis butpinigiai pirmus 5 metus pareigūnas, sakykime, gauna butpinigius buto nuomai. Galbūt galima eiti kitų kelių, nes butpinigiai už nuomą nesukelia jokio stabilumo pareigūnai, nes dažnai ypač jaunas pareigūnas, ir to paties vidurinio amžiaus, nes, sakykime, dabar jau ta jaunystė įsitėsė jau ne iki 29, turbūt ir daugiau, tikrai nenorėtų visą laiką gyventi nuomojamam bute, dažnai yra kuriamos ir šeimos norisi persikelti į kitą būstą, į stabilumo kažkokio, tai galbūt tie butpinigiai galėtų pavirsti ne tiesiog išmoką už tai, kiek pareigūnas išleidžia nuomai, o galbūt galėtų dengti ir paskolos dalį. Pareigūnas tikrai atvykęs, nebūtinai dirbti į Vilnių, atvykęs dirbti į Tauragę, į Alytų, kitur, jis nori turbūt įleisti šaknis. Ir tokiu būdu yra ir savivaldybės, ir valstybės interesas, kad pareigūnas liktų dirbti ten. Tai jeigu jisai turėtų galimybę pasinaudoti tais butpinigiais, kad dengtų savo paskolą.
Jūs sieksite, kad tai būtų? Mano mintis tokia yra ir aš sakau, aš norėčiau išdiskutuoti tiek su generolais atitinkamai, tiek ir su finansų ministerija, ar įmanoma tai padaryti, ar mechanizmas tinkamas, nes čia labai dažnai mintys geros paskęsta toj biurokratijai. Tai vat, mano tikslas tą biurokratiją šiek tiek mažinti, nes kitas dalykas yra, kad tie būtpinigiai sukelia ir vidaus imuniteto klausimų, ar tikrai pareigūnai ten naudoja tinkamai, galbūt yra efektyviai kažkas daroma, tai ta informacija mane pasiekia, kad vidaus imunitetai dažnai tyria pačius pareigūnus dėl būtpinigių, o ne kažkokius rimtesnius tyrimus daro. Tai gal tikrai reikėtų atlaisvinti šitą būtpinigių klausimą ir leisti naudotis laisviau, dengiant ir banko paskolą, ar tą pačią nuomą, jeigu nėra poreikio banko paskolai dengti. Tai palengvintų pareigūnų naštą, bet pagrindinis dalykas, kurį aš norėčiau padaryti, tai nebežiūrėti atlyginimus fragmentiškai, nes, prisiminkim, pernai metus, užpernai metus, tai buvo tiesiog kiekvieną kartą svarstant biudžetą, susirenka profsąjungos, susirenka baremo vadovybė, susirenka kiti suinteresuoti asmenys ir pradeda nuo balto lapo, kur tiesiog diskutuoja, valstybės galimybės tokios, turim tiek pinigų, kaip juos išdalinti, ieškoma receptų. Labai puikus pavyzdys 24-aisiais, čia konservatoriai aišku paliko dovanėlę, bet aš nesakau, kad mes to neįgyvendiname, mes puikiai tą priėmėm ir tą įsipareigojimą laikomės. Jau praktiškai kadencijos pabaigoje, kai jau buvo aišku, kad rinkimai bus pralaimėti, buvo pasirašytas toks šakinis susitarimas su švietimo profsąjungomis dėl mokytojų pedagogų atlyginimų didinimo. Ir tai buvo palikimas mums, bet mes tą susitarimą ir įsipareigojimą įgyvendinam. Ir aš manau, kad tikrai galima pasiekti susitarimą ir su profsąjungom ir tokį politinį bendrą konsensusą dėl bent jau 3 ar 5 metų perspektyvos įsipareigojimo, kaip turėtų didėti pareigūnų atlyginimai. Jūs turite galvoje teisės saugos struktūrą, taip, tai kas liečia BRM kuruojamas struktūras, tai būtų ar policijos departamentas, ar priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo departamentas, pasieniečiai. Mes grįšim prie šito pokalbio praėjus bent jau geram pusmečiu ar metams po to, kai jūs padirbėsit. Tikiuosi, kad bus ką pasakyti. Ir tikisi turbūt tie žiūrovai, kurie dirba šiuose srityse ir laukia pagerėjimo. Mes turime matome, girdime daug nerimo visuomenėje dėl pastarojo metų įvykių, vėlgi susijusių su sparčia migracija, legalia, nelegalia. Bet šiaip ar taip girdėjome laikinosios sostinės Kauno musulmonų reikalavimą, kad viešosios erdvėse, ar prašymą galbūt reikėtų įvardyti, kaip turi būti elgiamasi Kauno miesto viešosios erdvėse. Vilniaus miesto viešosios erdvėse matome tokius vaizdus, dėl kurių taip pat žmonės klausia, ar čia viskas gerai, kai šimtai jaunų vyrų savaitgalį kažkur būrėsi prie kažkokių savo kultūros, religijos. Jeruzalėje galima matyti tą patį reiškinį, kai šimtai jaunų vyrų neaiškiais tikslais susibūrė vienoje vietoje ir tiek teko bendrauti su žmonėmis, kurie jaudinasi dėl savo dukrų buvimo tose vietose, dėl žinoma, kitų šeimos narių, ar viskas saugu, ar viskas gerai, klausinėjo to, kaip čia į tai reaguoti. Nebūtinai tas nerimas yra pagrįstas, nebūtinai tie jauni vyrai, nereikia iš karto, kaip mėgstama sakyti, stigmatizuoti, kad jie kažkur tai, kokie tai galintys kelti potencialią grėsmę. Bet pats reiškinys, jis yra, sutikim, neįprastas. Visiškai naujas. Taip. Ar nereikėtų šitoje vietoje kažkokio irgi įsikišimo aktyvesnio valstybės, nuraminant visuomenę ir išsprendžiant tas problemas? Ar reikia Kaune uždrausti žmonėms ten apsikabinti ar bučiuotis dėl to, kad to reikalauja Kauno musulmonai? Ir ar nereikėtų tose vietose Vilniuje, kur tie šimtų jaunų žmonių susibūrimai vyksta vienos religinės orientacijos, irgi, kad juos prižiūrėtų galbūt policijos patruliai, nes rimtai žmonės susijaudinę dėl savo saugumo ar dėl savo artimųjų saugumo? Tai čia turbūt einame jau seniai pramintų vakarų Europos keliu. Kai aš sakau, kad vakarų Europa pridarė klaidų, tai mes turime geriau pasimokyti iš šių klaidų, negu po 10 metų sakyti, kad ir mes pridarėme ir dabar bandykim spręsti, bet migracija ir kuomet pakeičiamas valstybės demografinis, sakykime, veidas, homogeniška visuomenė, jau ištirpstanti yra migrantų kiekyje, ypač žinant tai, kad jie mėgsta getizuotis, tai yra kurti savo bendruomenės kažkuriam taške, nėra taip, kad jis sklaido po visą teritoriją, jie mėgsta kurti savo atskiras religinės bendruomenės ir kilmės šalių bendruomenės. Tai kas liečia tą Kauno atvejį, tai aš turiu tikrai gana griežtą nuomonę, kad tikrai jokie atvykę migrantai neturėtų nei reikalauti, nei sakyti taip, kad mes čia nustatysime taisyklės, kad
lietuviai, vietiniai turėtų prisitaikyti prie jų. Ne, taip negali būti. Jeigu žmogus atvyko į Lietuvą, nesvarbu jo religija, jo kilmė, jeigu jisai yra nusiteikęs pozityviai, jam turi būti keliami reikalavimai, pirmas dalykas, dėl to, kad gerbtų mūsų kultūrą, mūsų tradicijas, kad išmanytų bent jau mūsų pagrindinius teisės aktus. Na, ir šioje vietoje aš nematau, kad tai būtų. Ir aš matau, kad atsikartoja šiek tiek pati pradžia vakarų Europos scenarijaus. Aš nenoriu, kad tai būtų. Ir šioje vietoje, na, tikrai neišmanau dabar tiek teisės aktų, kiek galima padaryti. Bet kas liečia tą Jeruzalės atvejį, tikrai įsipareigoju pasižiūrėti, kaip įmanoma tą problemą, na, spręsti, kad visuomenė būtų ramesnė ir gal apskritai, na, aš įsivaizduoju, kad jie ten renkasi religinių apeigų kažkokių atlikti. Taip. Na, tam yra laikas ir vieta. Ir aš manau, kad Lietuva kaip krikščioniška šalis, jinai tikrai turi nustačiusi savas taisyklės ir savo tradicijas, kurių laikosi. Ir šiuo neramiu geopolitiniu laikotarpiu įvesti dar papildomo nerimo mūsų gyventojams tikrai neturėtų būti valstybės tikslas. Taip, reikėtų gerbti religijos laisvę, bet akivaizdu iš reikalavimų Kaune esančių, sakykime, tų religinių namų vadovų keliamų, na, kad galbūt ne mes negerbėme religijos laisvės, na, kad jie bando primesti savo tikėjimo taisyklės ir vos ne čia turėtumėm vos nelaikytis, na, gal šariato įstatymą ar kažko, na, taip nebus. Aš tikrai, kiek mano jėgos leis, aš to neleisiu padaryti. Martynai, ačiū už pokalbį, linkiu kuo geresnės kloties einant naujas pareigas, o mūsų žiūrovams primenu, kad jūs galite spausti patinka, jeigu laida patiko, ir prenumeruoti, jei ketinate tęsti peržiūras. Ačiū.